Labas rytas, kaip visada skubėdami atlėkėm į Kalvarijos trasą, šiandien turim 4. cross country etapą. Esu jau su apranga, varuoju apžvalginį ratą, po apžvalginio rato apeisim trasą, papasakosiu kaip kas, tad dabar važiuojam. Jo, atrasim. Gerai. Dabar įvažiuosit į trasą ir po to prieš padangas, po apžvalginio rato, prieš padangas, palei autobusiuką ir iki starto. Tai, ką tik sulėkėm apžvalginį važiavimą. Trasos būklė nėra ko lyginti su praeitais metais. Praeitais metais buvo žiauriai kieta ir baisiai dulkėjo. Kas nepamenat arba kas nematėt, tai galit nueiti pažiūrėti mano praeitų metų Kalvarijos varžybų vlogą. Tai žiauru, buvo 20 metrų į priekį, negalėjai nieko matyti. O šiandieną žiauriai super. Kaip supratau, prieš tai porą dienų čia lijo, tai visas gruntas lengvai įmirkęs, sukibimas bomba. Nu, žiauriai gerai. Pati trasa irgi išlyginta, tai jau laukiu važiavimo. Liko vos 20 minučių iki starto, einam po truputį link motociklų, apšilam, pasirengiam, tikėkimės bus geros varžybos. Vadovas, svarbiausia, žiūrėkite savęs.
Ja, nu tik adinai, žinok. Ble, pašyk norėtų. Tave pravardžiavo. Sakė Kirminas esi. Kirminas. Davai, valyk. Pasiliek Saimerį. Davai, vinioji, blėt, kad nematyčiau! Sunkios varžybos. Nežinau, labai sunku buvo važiuoti savo tempę. Nu, ta prasme, visada aišku, stengiausi vytis greitesnį. Labai pradėjo traukti blauzdas, tai atsistojus ant pirštų galų žiauriai sunku buvo stovėti. Jau po kuro užpilimo, tai likus 2 ar 3 ratam, nebežinau, gal 2. Tai buvo sunku stovėti. Ir ką, aišku, kaip aš be savo nevykusio starto, vėl nepavyko gerai startuoti ir vėl išvažiavęs ant belekokio rušo bandai vytis savo pirmosius konkurentus, o likusiam varžybom liko tik likučiai. Tai einam rengtis ir einam ilsėtis. Nealkoholinis. Tradiciškai po varžybų atsistatom tik su daugiausia baltymų turinčiu maistu. Keliaujam link apdovanojimų. Matys ką tik atsikėlęs po 2 valandų nepo. Ko toks patinės, kai subinė. Trasyti jau ramybė. Keliaujam atsiimti apdovanojimą ir daugiau pašnekėsim pakeliui namo. Kamera laiko, tu kamera laiko. Ir mėgėjų klasėje pirmąją vietą iškovojo 616 starto numeris Daumantas Virkšas. Sventai! Mobilė linija, MSK Kirai Klaipėda! Komanda! Jūsų aplodismentai jūs kelia! Šiuo metu esam sunkiausiai varžybų daly, tai važiavime namo po varžybų. Visada yra labai sunku grįžti po varžybų, būni fiziškai pavargęs, išsekęs. Dar grįžtant į Klaipėdą, aišku, šviečia saulė į veidą, tai bent jau mane asmeniškai, kai saulė šviečia į veidą, migdo. Nuostabi diena, nuostabi trasa. Važiavimas netoks nuostabus, kaip buvo trasa šiandieną. Trasa buvo super geros būklės, tai kad porą dienų prieš tai nulijo gerai. Tai buvo geriausia, ką galėjo gauti varžybų organizatoriai, nes kas matėt praeitais metais, Kalvarijos trasa buvo tiesiog kaip vienas didelis žvyrkelis, labai kieta, labai išdžiūvus, nežmoniškai dulkėjo ir vien dėl dulkių buvo labai sudėtingos sąlygos važiavimui. O dabar va, gruntas 10 iš 10, išlyginta, palaistyta, sukibimas maksimalus. Žiauriai super buvo. Aišku, važiavimo galą gan stipriai pasidaužė, bet nu vis tiek tikrai būklė trasos buvo 10 balų. Norėjosi važiuoti greičiau, bet važiuoti greičiau buvo fiziškai kažkaip sudėtinga. Neatradau tos patogios pozicijos ant motociklo šiandien niekaip. Bandžiau daugiau stovėti, pradėjo traukti blauzdas, išsimušo duobės, tai sėdint pavažiuoti irgi jau nebėjo. Tai toks. Bandžiau važiuoti, bet norėjau važiuoti greičiau, bet kažkaip nepavyko.
ta prasme, aišku, savo klasėje esu pirmas, bet to tokių asmeninių važiavimų tikrai nesu patenkintas. Bet šiaip dienelė super, komandinį įskaitai taip pat paėmėm 2 vietą, tai džiaugiuosi už mūsų klubą. Dabar tiksliai nežinau, reikėtų pasižiūrėti, bet gal netgi liekam 2 metiniai įskaitai, bet gal ir klystu, man atrodo, ten gal per 1 balą skyrėmės tik. Tai ne, greičiausiai vis dar liekam 3 metiniai įskaitai, bet nesmė. Šiandien buvom 2 ir tai yra super, man atrodo, 1, 2 komandinė vieta šiais metais. Tai žodžiu, visiems gerai pavyko suvažiuoti, visi su nuotaikom. Šiandien taip ir užbaigiam šitą vlogelį. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Taip pat kviečiu prisijungti mano Contribui kanalą, ten matysite kiek daugiau mano vlogų. Taip pat noriu padėkoti savo klubui Kirai. Ačiū už visokeriopą pagalbą. Taip pat jums visiems, kas žiūrite, kas palaikote, kas pakomentuojate ir be abejo visiems, kas prisidedat. Šiam kartui tiek, iki kitų kartų.